Labą dieną su jumis aš, gidūnė profesorė Dalia Sekmokienė. Mane labai daug kas prašo paskaitų, kaip mitybos ir net pratimų pagalba mažinti stresą. Aš video aprašymę duosiu savo nufilmuotus anksčiau video biohaikingo, kaip stiprinti pagumburio hipofizės antinksčio ašį kvėpavimo pratimų pagalba, o dabar tik tai maistas nervų sistemai stiprinti ir nerimui mažinti, nes dažnai skaitau tas paskaitas 6 valandų ir daugiau įvairiuose kursuose, o jum trumpai susipažinimui. Jeigu kas, ilgesnį kursą jūs visada galite nusipirkti platformoje Aš ir psichologija. Jei susidomėsite ir jei jums tikrai jo reikia. Taigi, maistas nervų sistemai stiprinti ir nerimui mažinti. Kodėl taip dažnai mus apima stresas? Kas čia negero darosi su mumis, kad mes taip stresuojam? Pirmiausia, stresą reguliuoja simpatinė, bėk ir kovok, ir dažnai mes tokiam stovį esam, tai ar nepavėluosim į darbą, ar spėsim užvežti vaiką į darželį, ar spėsim pasiruošti paskaitą, ar spėsim paruošti ataskaitą, jeigu esam buhalterė, neatsitiks kas nors. Lėtinis gali būti stresas kasdienis, o didelis, jeigu artimam atlieka operaciją, rizikinga. Tai išderina nervų sistemos veiklą, bet liečia ir medžiagų apykaitą. Aš visada duodu tą paprastą pavyzdį, kai sako, kad mintis negali paveisti medžiagų apykaitos, nes ji materiali, bet pirmiausia mintis gali būti ta mintis kilusi, kad va, lūžo kaulai artimajam, o dar geriau, kai iškart pamatom, bet pamatom akis, ką pamato. Tai ne jausmas, pirmiausia vaizdas ir mintis, kad lūžo kaulai per langą pamatė. Ir tada jausmas, baimė, sumišimas, nerimas, stresas ir kortizolis, antinksčiai, adrenalinas. Mintis, jausmas ir kūno funkcijos, kaip ir kinų medicinoje. Tai stresas, neteisinga mytyba, kai negaunam B grupės vitaminų, cinko, magnio, kurį turėtumėm gauti su maistu. Ir dar kas svarbiausia, jeigu sveikos kepenys ir žarnynas, aišku, visa tai turėtų būti įsisavinama. Pas mus labai daug neįsisavinimo problemų. Gautai dar daug maž gauna. Jeigu neiškrapštome to, ko nereikia iš maisto. Neteisinga gyvensena naktį, darbas, prie ryškios šviesos vakare, kai užmigti negalim. Nu ir persirgtos sunkios lygos, po jų reiktų atsigauti, pailsėti, stiprinti imunitetą, nuvažiuoti į sanatorijas, nuvažiuoti pabūt kažkur ramiai į sodą, gamtoje, į kaimą. Stresas, biocheminis procesas, ne tik įvykis kažkoks. Mums streso metu reikia daug daugiau cinko, B grupės vitaminų, omega 3, išnaudojamas magnis. Jeigu tikrai nežinome, kaip gauti su maistu, aišku, galim vartoti, pavyzdžiui, magnis su vitaminu B6 arba vitamino B kompleksus, ypač dar reikia B6 piridoksino, B12, jeigu visai gyvūninės kilmės produktų nevartojam arba vartojam, pavyzdžiui, mėsą keptą, tai B12 žūsta prie 102. Todėl geriausia iš maisto, o kraštutiniu atveju po persirgtos ligos trumpą laiką iš papildų vitaminų. O šiaip kodėl magnis? Magnis mažina kortizolio kiekio, B grupės vitaminai stiprina nervų sistemą. Ir magnio labai daug yra chlorofile, žaliosiose daržovėse, nes ten 4 azoto atomai ir magnis viduryje. Labai panaši hemoglobino formulė, geležis viduryje. Magnis reikalingas kaulų sistemai, kaip ir cinkas. Geriausias yra magnio glicinatas, bisglicinatas įsisavinamas, oksidas mažiausiai įsisavinamas. O dar būna ten citratas, malatas, vieni labiau laisvina vidurius, kiti ne. Žmonės dažnai užmiršta tuos pavadinimus, klauskit farmacininko, jie tikrai šitas magnio formą žino ir jis paaiškins, kokia jums geriausia tinka. Jeigu laisvi du viduriai, jeigu užkietėję viduriai, brangesnis, bet geriausias ir netiek daug brangus yra bisglicinatas. Glicinatas galima atsiminti. Ir kartu su B grupės vitaminais. Dauguma B grupės vitaminų nežūsta verdant ir tikrai jeigu vartojam
žalias daržovės, tai ypač daug jų, bet ir virtas, mes jūs gaunam pakankamai. Nemažai B grupės vitaminų yra pilnagrūdžiuose, sėlenuose, jeigu yra su visa luobelė, tik tai irgi reikia žiūrėti, kad nebūtų labai daug fitatų, jie trukdo geležį įsisavint ir kad nebūtų visokiais randapais nupurkšta. Taigi ekologiškų ūkių užaugintose sėlenuose. Ir dar pasiteiraukite, pirkdami malsenoj ar kitur visagrūdžių miltus, ar į jų sudėtį eina gemalas ar išimtas. Nes gemale labai daug biologiškai aktyvių amino rūgščių, nedidelių peptidų, ar kas svarbiausia yra irgi chelatinis su baltymais sujungtas cinkas, kuris nepaprastai reikalingas mūsų nervų sistemai. Cinkas vienas svarbiausių mineralų, be magnio ar B vitaminų nervų sistemai. Taigi, pilno grūdo produktuose, ankštiniuose, kiaušiniuose, žaliuose daržovėse, B12 mėsoje ir pieno produktų. O B6 piridoksinas, be jo nepasigamins serotonino dopamino, bet nepasigamins serotonino dopamino, jeigu turi disbiozę, vartojant antibiotikus, nevartojat probiotikų, tai yra vartojat bulves, garnyro, nespalvotas daržovės kaip trumpos grandinės maistinės skaidulos, negaunant antioksidantų, jie labai svarbus mūsų žarnyno antioksidantus, dar aktyvina kitos medžiagos, žarnynas turi labai darniai veikti. Šiaip kiaušiniuose, kepenyse, mėsoje, riešutuose, sėklose. Šiaip, jeigu B grupės vitaminų trūksta, tai labai sunkiai mes dorojame su stresu. Ir tiesiog, nu, visi žino, toks apatiškumas, mieguistumas, arba atvirkščiai užeina nepastovumas, bet kas sunervuoja, kas vyksta ne pagal mūsų malę, arba kai atsitinka kas nenumatyto. Darėm kaukę naujiem metam, karnavalui kažkokiam ir viskas suplyšo, subirėjo paskutiniam etapui ir svaidama rėkauna. Tik tai būtų labai didelis įvykis. O šiaip lęšiuose labai ir B grupės vitaminų, ir cinko yra 5 mg 100 gramų, kai žmogui reikia apie 10 mg. Daržovių troškiniai. Tik neužmirškite, jeigu valgot mėsą, kad ją virtą valgyti arba garintą. Bet jeigu prieš tai irgi apkepinam, po to troškinam, skrandžiui toks apdorojimo būtas gerai, skrandžiui. Kepta blogiausia, bet B grupės vitaminas jau apkepinant irgi gali žūti. O magnis tai dar yra ramybės mineralas, atpalaiduojami raumenys. Ir jeigu jis gaunamas iš žalios spalvos daržovių chlorofilo, tai labai gerai gaunami 4 azoto atomai. Kepenys daug geriau sintetina amino rūgštis, jeigu yra azoto. Tai moliūgų sėklos, moliūgų sėklų aliejus, migdolai, kakavoj. Retkarčiais galim su augaliniu gėrimu ar su natūraliu pienu, kam laktozę ir kazeiną virškina. Nes raumenys labai atpalaiduoja. Leisdavo magnio sulfatą, jeigu būdavo išvaržos, raumens spazmas, didelis skausmai. Nes magnis ne tik nerima trūkumas, kai yra atsiranda nerimas arba gal nerimas išeikvoja visą magnį, čia vienas su kitu sueina, bet ir aritmijos. Magnis kaip ir cinkas įeina į kaulų formavimąsi, osteopenijos įvairios susiformuoja. Kalcis, magnis, cinkas. Ir žalumynų, sėklas, riešutus, natūrali kakava, veiksmingi būdai nuraminti nervų sistemą. Cinkas labai svarbu, labai. Daugiausia kviečių gemaluose. Grįžtu, nes reguliuoja kortizolio gamybą ir stiprina imunitetą. Ir daug kas ką nežino. Tai moliūgų sėklos, jautiena, vinžirniai, kiaušiniai. Nes net menkas trūkumas labai daug hormonų nesigamina iškart nerimo jausmą. Ramiam protui. Kviečių gemaluose, lęšius. Lūžinėja nagai, suprastėja odos būklė, lėčiau gyja žaizdos. Daug kas klausia, slenka plaukai. Aišku, čia ne pagrindinė priežastis, bet galim pamėginti. Slenka plaukai, kai yra hipotirozė, kai mes apsinuodėjom. Tai dažniausias priežastis plaukų slenkimo. Irgi turiu video. Bet ir cinkas. Cinka. DNR ir RNR dalis.
200 fermentų sudėtinė dalis. Kolagenui labai svarbu. Žaizdų gijimui. Padeda efektyviai kovoti su stresu. Dantų ir kaulų formavimesi. Plaukų vešlumui. Energijos gamybai. Kad skanu būtų, kad gerai jaustumėm skonį ir kvapą. Dar netgi šiek tiek kaip antioksidantas, reguliuoja imuninių ląstelių gamybą. Selenas labiausiai, bartotėlių riešutai. Ir antioksidantas selenas. O šiaip didina organizmo atsparumą bakteriniams virusams, grybelinėms infekcijoms. Labai užmirštas dalykas. Jeigu B grupės ir magnį visi žino, tai cinko svarbu užmiršto. Kviečių gemalų parašykite apačioje, kas vartoja. Ir kas žino, ar visuose visagrūdžiuose produktuose tikrai yra paliktas gemalas, nes jis labai greitai apkarsta. Ar tiesiog miltai sumaišomi vien su sėlenu. Parašykite, kurie ypač dirbat grūdų pramonėje. Viso grūdo miltų gaminiai. Gemalas yra būtent ta grūdo dalis, apie 3 procentai grūdo, kuriuose daugiausia B grupės cinko, magnio, sveikų riebalų ir antioksidantų. Jeigu ant pakuotės rašoma viso grūdo miltai, jeigu ne lietuviški, ne malsenos, aš labiausia vertinu lietuviškus, gal grain flour, gemalas turėtų būti užsaugomas. O pilnagrūdžiai ar su sėlenomis, tai neaišku, nes ir malsena nerašo sudėties, rašo kiek baltymų, riebalų, angliavandeninis, mineralų ir vitaminų pagal mūsų ženklinimo taisyklės nebūtina. Gali papildomai užrašyti, bet nebūtina. Whole grain, viso grūdo miltai ir šaldytuve. Tada būtų, jeigu parašyta laikyti šaldytuve, tai tada tikrai su gemalu, nes gemalas labai greit grenda. Ir vis aš atsimenu, kad mano tėtis sakydavo, senelis savaitėj sėmenų aliejų, savaitėj sviestą ruoždavo, ir kadangi jis buvo išsinuomojęs malūną, Viešeikių kaime prie Laušo ežero. Dabar tas malūnas sugriuvęs, jo vietoj vila, bet jau ir jinai neveikia sovietų laikais. Ir jis darydavo visokių tų miltų, bet būdavo rozavi, bet savo savaitį. Tai reiškia su gemalu, aš suprantu, savaitį dar kartą pakštų miltų, savaitį sviestą, savaitį sėmenį šeimai. Va kaip atrodo grūdo sandara ir matot gemalą. Sėlenuose B grupės vitaminai ir maistinės skaidulų. O tas baltas miltas iš endospermų. Omega 3 labai jau vertinamos žuvys, bet dauguma mūsų platumų vis dėlto sugebėjo, jų yra labai daug, to omega 3 porūšių. Aš dabar neslysiu į tą chemiją, biochemiją, todėl video neskirtas tiem, kurie jau labai detaliai žino tas grupės, kurios iš šių rūgščių yra labiau įsisavinos, kurios mažiau, bet judros, kanapių ir linų sėmenų aliejus, kai jos būdavo valgoma pakankamai po šaukštą, du beveik lietuviai kasdien suvalgydavo, pildavo tiek ant silkės, tiek ant bulvių, tiek pasidarydavo tokį padažiuką su daržovėmis, kurį dažydavo bulvės vasarą, nebūtinai su rūgpieniu, bet ir su daržovių padažu, salotų nemažai darydavo, kartais su grėtiniu, kartais su tuo kanapių judros sėmenų ypač aliejumi. Ir tada dalis tų riebalų rūgščių labai naudingos ir gali pavirsti organizmui pačiai įsisenamiausią formą. Bet to lietuviai turėjo nemažai upėtakių ir kitų riebių žuvų. Ir žinau, kad ant ledo iš Alaušo prižvėjoja. Pagal to meto taisyklės buvo galima nemažai žvejoti, nes buvo labai žuvingi ežerai, bent Alaušo. Ir ant ledo pasidėjus buvo šaltos žiemos, įsilaikydavo vos naigi birželio žuvis ant ledo žemesniai temperatūrai 0 laipsnių ir lietuviai nemažai valgė ir žuvies. Ir žuvyse visose yra šiek tiek omega 3. Omega 3 net pieno riebaluose šiek tiek yra. Taigi nereikia labai kažko egzotiško ieškoti. Nes žmonės vartojantis daugiau omega 3 rečiau kenčia nuo depresijos ir nerimo. Svarbiausia reguliarumas, net kelis kartus reikia per savaitę būtinai. Įprasit, man sėmenų aliejus buvo taip vidutinio skanumo, mažiau skanu negu grėtinė. Bet aš įpratau ir taip ypač vasarą dažniau vartoju sėmenų aliejų, susipjaušius ten agurkus ar pomidorus negu grėtinė. Kanapių taip pat turiu, bet man skaniausia sėmenų. Galima
pavartoti ir kitus aliejus, bet daugiau kaip gydomuosius. Tai juodgrūdė turi tokį aitrų skonį, antibiotikas natūralus. Yra mokslinis straipsnis net, kad virusus naikina organizme. Bet tai daugiau tada ne aliejus, o pačios sėklos. Sėklose lieka tos medžiagos ir sėklose lieka fosfolipidai. Bet tikrai vartokite nerimui omega 3, kad kaip ruošti maistą, virti, garinti kepimą žemose temperatūrose trumpai. Pavyzdžiui, daržovės, kuriuose nėra beveik B12, tai galima orkaitėje kepti, daryti, kruopom įvairiai daryti. Aš apie tai esu daug darius irgi video, ką valgyti pusryčiam, pietum ir vakarieniai, kaip paruošti daržovės, kuriuose daug fenolinių junginių, flavonoidų ir B grupės vitaminai jautrus aukštam karščiui, jeigu kepimui, bet virti trumpai garinti galima. Aliejus šaltai, kad omega 3. Omega 3 kyla. Tai tuos aliejus nekepam ant sėmenų judros kanapių. Taip, virimas, troškimas, apdorojimas garuose. Kepimas orkaitėje, tai dar kartą pakartoju, galbūt daugiau daržovė. Ir būtinai keiskit mytybą. Dauguma ligų dėl mytybos. Tie, kurie klausinėja, dažnai Facebook'ose netgi, pavyzdžiui, man sugadino ten ir atsirado visokie neurogeniniai pakitimai, neurologiniai skausmai dėl mažo feritino. O valgo normaliai. Bet aš klausiau, kodėl pas jūs mažas feritinas atsargus ir jo netideda, jeigu valgot normaliai, turėtų būti tos geležies atsargų. Jo labiau feritiną virs hemoglobinu. Reiškia, jeigu yra prastas virškinimo traktas, netaip svarbus feritinas, svarbiausia hemoglobiną, kad iš jo padarytų, nes hemoglobinas, ne feritinas prijungia degų virškinimo traktą. Jeigu neįsisavina kai kurių mikroelementų, vitaminų atsargas, tai net keliam metam kartais kepenys turi, o mikroelementų, elektrolitų tai labai trumpos atsargos, trumpas laiko tarpas, kai gali tas atsargas vartoti, tiksliau sakant. Ir pasižiūrėkit šitos video, kokios mitybos klaidos mus žaloja arba kaip pasiekti geresnę sveikatą ir ilgamžiškumą keičiant mitybą, kad daugiau žinotumėt. Neseniai išėjo mano sudėtingas video iš viskas yra mityba, nes visi galvoja, kad jinai vien atstatymai, o kur aš kalbu, kad katabolinės reakcijos palaikančios kūno temperatūrą 36,6 ne mums, mes savo kūnui neatsakysim, bet kūno mūsų daug svarbesnės ir visada palaikys tą 36,6, nors mes ir 3 dienas nevalgysim. Ir ką tada organizmas daro? Ką tada organizmas daro? Bet čia ne šios video tema ir ne šios mintis. Labai venkite cukraus. Aš apie tai labai labai daug video, kad nepasikeistų, jeigu mutavęs genas gali gamintis pieno rūgštis. Cukrus gali reaguoti su baltymais, ypač neurotransmiteriai, glikacijos reakcijos, disbakteriozė žarnyne, kandidozė ir netgi metabolinis sindromas. Tai kai cukraus kraujyje, kraujus tai yra tik tai, va, jeigu čia yra kraujagyslė, kaip mano ranka, tai mes ten D vitaminą ir visokius kitokius dalykus, magnius, viską mes metuojam kraujyje, bet mes nežinom, kiek iš tikrųjų ląstelėje veikia tik ląstelėje. Yra ištyrinėtas tik tai pats cukrus, kad kartais esant kraujyje jo normai arba prie viršutinės ribos arba netgi daugiau, ląstelė gali badauti ir mums labai silpna. Paprasčiausiai insulinas netrakina ląstelės ir cukrus nepatenka į vidų. Tai vadinasi moksliškai rezistentiškumas, metabolinis sindromas. O kad cukralgės negautumėm ir cukraus daug nebūtų kraujyje, nes ten labai daug neigiamų kitų mechanizmų įsijungia, tai viskam pilvo atideda. Aišku, ne cukrų, cukrus virsta riebalai. Ir lengviausia atidėti ant pilvo, toks obolio tipo nutupimas, aukštas trigliceridų kiekis, aukštėja ir kraujospūdis, bet gali jis dar neviršyti viršutinės ribos. Taigi labai turime saugotis aukšto glikeminio indekso produktų, nes va, metabolinis sindromas tai nerimas, senėjimas, nes antro tipo diabetas gaunasi ir tada dar nerimas padidėja, mums neramu, kad mes jau turim lygų ir šiaip dar apie cukrų pasakysiu, kad stresas kelia cukrų, cukrus kelia stresą, kai patiriame stresą, mūsų kūnas išskiria kortizolį, streso hormoną.
Ir kortizolis gi draugas, kol jo ne per daug, nes trumpalaikis tai trumpai pažvalina, čia mes už tai šaltų vandeniu apsipilam greitai, vagus nervą, kad užskatint, pamasažuojam ir susikaupti. O kai kortizolio per daug trukdo miegą, lėtina virškinimą, didina apetitą saldumynams, mums lik norisi daugiau greitos energijos, mažina jautrumą insulinui. Nu, ir kas norit, aišku, gilinkitės į tai, gydytojai to neaiškins, tai čia reikia labai ilgai, reikia turėti bazinės organinės chemijos ir maisto chemijos žinias. Maisto chemija, organinės, tai yra organinės smarkiai išplėtota šaka. Per organinę chemiją maisto chemijos beveik nepraeinam. Ir cukrus ir dopaminas, cukrus padidina dopaminą, toks sprogimas mūsų visi laimėjimai, mūsų visas skrolinimas vadinamasis, kai aš einu, paimu mobilų ir einu per ekraną ir važiuoju, irgi didina dopaminą ir taip mes prisirišam, mes norim to dopamino, aš už tai galvodavau, kaip prisirišimas prie lošimų, tu praloši, taigi čia ne koks narkotikas, o dopaminas. Taip reikalauja organizmas jo, kad kai mes prisirišam prie dopamino, reiškia prisirišam prie cukraus. Nu kaip aš valgysiu nesaldžią arbatą, nu nebus dopamino. Ir nervų sistema išsibalansuoja ir smegenys, receptoriai tampa mažiau jautrus. Tai baisu. Nes tie staigus cukraus šuoliai labai greito glikeminio indekso produktai, pyragaičiai, labai saldus produktai, net kai labai daug fruktozės, vaisių ir uogų negalima ištisai, nors yra vaisiavalgiai, bet tai nėra ta kryptis. Gal jie valgo mažiau saldžius, bet jeigu pusryčiam pietum vakarienė vien uogos, tai nėra labai gerai. Nes cukraus šuolis bus, o paskui mes jaučiamės tiesiog pavargę, lygiai tas taip pat veikia ir kofeiną. Ir glikeminis indeksas kaip greitojo, glikeminis krūvis kiek. Jeigu daug ir greitai, tai čia su tuo krūviu, tai reiktis produktų, savižas, pupelės, daržovės, jos mažo glikeminio indekso. Čia žemas ir aukštas. Labai blogai su aukšto glikeminio indeksu, nes tas cukrus mus išderina. Ir streso hormonai prašiau veikia, nuslopinami, kai mes valgom natūralų maistą, rūgštesnės uogas, įvairius grybus, ypač aukštesniuosius. Jau pas mus Lietuvoje kultivuojami ir auginami polisacharidai, gerieji baltymai, gerosios skaidulos. Mes tiesiog turim pasirinkti. O kai norim saldžiai, kūnas dažnai nori ramybės, pasivaikščioti. Vakarinė arbata su cinamonu, melisa, pasiflora. Mūsų arbatos, gilus kvėpavimas, galit kmyno arbata. Reguliarus judėjimas. Apie tai daug video aš įdėsiu ir į aprašą biohaikingo pratimus ir kai kurias jogos pozas, kurios gali daryti ir 90 metų žmonės, ar net lovoje, kaip aukštin kojas, tai nebūtinai žvakės poza tiesiog prie sienos, šavasana, arba gilus kvėpavimas, gilus kvėpavimas teigiamos emocijos lėtas. Nebūtinai kaklą užverst, visada geriau pasėdėti ant taburetės, jeigu dar galite, ir kad tiesiai būtų. Net jeigu galva į šoną ir akis truputį virš ir taip kvėpuojam labai gerai. Ir į kitą pusę akis į viršų galim užsimerkti. Ir taip kvėpuojam. Apie tai aš daug kalbėjau, kad tai skatina netgi hipofizės, antinkščių veiklą, bet tai tada turim jausti visą stuburą. Tai labai labai dideli dalykai. Stabilus cukrus, ramesnis protas. Ir dar žiūrėkim, kad kandidos neįsiveistų žarnyje, jeigu daug cukrus, nesuardo mūsų mikroflorą. Ir jeigu norim taikyti praktiškai tą informaciją, tai turim daug mokytis apie angliavandenius. Irgi dėsiu, kas yra gerieji, kas blogieji. Ką daro cukrus, ką daro krakmolas lietai skildamas, tai yra pagrindinė maisto medžiaga, kuri palaiko mūsų kūno temperatūrą. Jeigu mes jo negaunam, tai skaldo mūsų riebalus, netgi gali skaldyti ir baltymus, bet iš baltymų tik 15% energijos. Jeigu valgot vien baltymus, tai jūs labai greit lėsėjat, nes pradeda skaldyti jūsų kūną, o jūs galvot, kad jūs užsiauginsit raumenų masę. Matot, greitas įsisavinimas, monosacharidai, disacharidai, tai yra paprastas baltas cukrus ir laktozė. O krakmolai irgi yra įvairių rūšių. Lėtesnis įsisavinimas maistinės skaidulos, tai tik tai bakterijom reikalingos žarnyne.
Ir maisto medžiagos pagrindas turi tie sudėtingi angliavandeniai būt. Baltymai 10-20, čia energijos procentų. Cukrų uogose, saldesnėse daržovėse tik 10%. O atsparus krakmolas, avinžirniai, lęšiai, pupeliai, iš jų daromų gumų, saglotnučiai su avižų drybsniais. Visokie drybsniai užpilti vandeniu, bet geriausia visadalės kruopos. Virtos atšaldytos bulvės. Kai atšaldytos bulvės į salotas vasarą, tai krakmolas geresnis, atsparesnis, ne taip greitai. Pavyzdžiui, bulvių košė karšta turi aukštą glikeminį indeksą. O jeigu ryžius įvairiom salotom vartodavo irgi ir japonai, ir kiti, tai, nu, pavyzdžiui, tie patys sušiai yra ryžiai atšaldyti, yra krakmolas atsparesnis virškinimui lėtesnis, bananai, duona viso grūdo su sėklom. Ir angliavandeniai pagrindinis energinis šaltinis, skaldoma iki gliukozės, o cholesterolis žarnynui, peristaltikai mažina cholesterolio koncentraciją. Ir angliavandeniai pagrindinis dalykas. Visi labai jų bijo, nes galvoja, kad tai yra cukrus. Angliavandeniai visų pirma yra atsparus krakmolas ir maistinė skaidula. Ir kaupiami kaip glikogenas. Ir netgi iš jų sintetint gali lipidus. Nu, kaip per daug, sakau, jų yra kartais suvalgom. Tai liesam žmogui nieko blogo. Šiaip labai sudėtingai būna baltymai susijungę su angliavandeniais, su visokie glikoproteinai, glikomakropeptidai ir taip toliau. Ir aš va sakau, vienas žinomiausių streso šalininkų, bet turi gaitrogenų, tai ne visiems suskaidylos, brokoliai. Brokoliai, pasiskaitykit, kiti nemėgsta labai daug žiūrėti. Tai aš turiu atskirai apie brokolius atskirą video, tai jį pasižiūrėkit, nes labai labai stiprina organizmą ir retesnės kruopas vartokit, kvinoja, bolivinę balandą, tai nepaprastai daug lizino, labai daug amino rūgščių, ne ką mažiau negu mėsoj. Mokykime pasirinkti geruosius angliavandenius. Ir dar primenu, padarau apibendrintą išvadą, kad rinkimės maistą, kuriame gausu magnio, B grupės vitamino, cinko, omega 3 riebalų rūgščių ir kvėpavimo pratimais, pasivaikščiojimu, filosofiniu mąstymu, šios akimirkos jėga, skaidrinkime savo gyvenimą, kad jame nebūtų streso. Atsisveikinu ir visiems linkiu šitą rudenį, dar lapkritis ruduo, pasistengt sumažint stresą. Ta sau užsibrėžkite. Būkite sveiki ir laimingi.